Šių metų gruodžio 13 dieną Punsko valsčiaus svetainėje įvyko Terajatvezenorum konferencija. Renginiui vadovavo Nijolė Birgelienė. Pranešimus skaitė Kęstutis Subačius, Paulius Birgelis, Rita Pauliukaitienė, Gintaras Lučinskas, Gintautas Šapoka bei 27-osios knygos mėgėjų draugijos nariai. 1930 metais Mykolas Biržiška išleido Vilniaus krašto lietuvių darbo ir kančių dienoraštį, kurį pavadino Vilniaus Golgota. Jame yra atpasakoti Vilniaus krašto lietuvių darbai ir vargai. Ši knyga apėmė laikotarpį nuo 1919 metų sausio iki 28 metų gruodžio. Tolesnio laikotarpio lietuvių darbai ir vargai Vilniaus krašte nebuvo aprašyti, o dabar jau yra išleisti 5 tomai. Va čia aš 5 tomą esu padėjęs. Aš papasakosiu apie šios knygos tęsinio atsiradimo istoriją. Po 95 metų, kai išėjo 1 tomas, išėjo papildomi 4 tomai. Ir aš esu prisidėjęs prie to, kad atsirastų šita knyga. Man kilo idėja atrasti žmogų, kuris atliktų šitą darbą ir pratęstų tą rašinį. Kaip man reikėjo atrasti? Jeigu surasiu jauną žmogų, tai jam reikia sumokėti pinigus, suprantat, žmogus turi gal šeimą, vaikus, išgyventi reikia. Tai aš, kadangi pažįstu daugumą žmonių, kurie rašo apie Vilniaus kraštą, seka tą turi, tai aš apsistojau prie Kazimiero Misiaus. Jisai čia yra buvęs Punske, keletą sykių jisai pristatinėjo atskiras knygas, ir aš jį įkalbinėjau 3 metus, jog jisai sutiktų rašyti. Jisai turėjo užbaigti kitus darbus pirmą, ir paskui jisai maždaug 3 metus rašė tą knygą. Ir paskui dar metai užtruko, reikėjo lėšas atrasti, reikėjo sumaketuoti, padaryti žemėlapius, viską. Ir 24 metais leidykla Versmė šią knygą atspausdino. Ir per Vilniaus 24 metų Vilniaus knygos mugę buvo pristatyta šita knyga ir apima laikotarpį iki Lietuvos kariuomenės įžengimo į Vilnių 39 metų spalio mėnesį. Ir kartu buvo perleistas ir 1 tomas, ir 5 tome yra pateikta vietovardžių ir asmenvardžių rodyklė. Yra sudaryti kai kurių veikusių draugijų, mokyklų ir kitų kultūros židinių žemėlapiai. Visas leidinys apima 3303 puslapius. Šiame Vilniaus lietuvių kančių dienoraštyje pateiktos žinios rinktos iš to metų Vilniaus ir Vilniaus krašto lietuvių periodinių leidinių, Švietimo ir kultūros draugijos Rytas, Švento Kazimiero draugijos ir kitų lietuvių draugijų išlikusių archyvų saugomų bibliotekos rankraštynuose. Visas šitas darbas buvo padarytas visuomenės pagrindais. Aš, kaip sakant, galvojau, kaip reikia šiek tiek pagerbti tą žmogų. Tai aš pažįstu irgi tuos Vilniaus šviesuolius. Ryto draugija yra įsteigusi Stanislovo Rapolionio premiją. Tai aš tiesiog jų paprašiau per knygų mugę, pasikalbėjau, sakau, reikia jam paskirti premiją. Ta gal premija tikriausiai apie 1000 eurų yra. Tai jam buvo, suprantat, paskirta
šitą premiją, jisai yra Stanislovo Rapalionio premijos laureatas 24 metais. Ar jau 25 gal ne, 24 įteikė, kadangi 25. Ir reikia tikrai dar paminėti didelį Versmės leidyklos ir jo direktoriaus Petro Jonušo indėlį. Tai buvo suredaguota, sukirčiuota ir knygoje yra daug duomenų apie veikusias lietuviškas mokyklas, skaitikles, darželius. Ir dabar, kadangi čia randuosi Punske, tai noriu iš sudarytos rodyklės pacituoti, kiek kartų buvo paminėti atskiri Punsko ir Seinų kaimai. Tai Aradnikai paminėti 37 kartus, Bubeliai 46, Burbiškiai 51, Klevai 57, Kereivėnai 37, Oškiniai 59, Punskas 169, Raziučiai 20, Seinai 126, Šelinakėmis 37, Vaičiuliškiai 85, Vaitakėmis 51, Vidugiriai 31, Žagariai 52 ir taip toliau. Apmaudu, bet reikia pripažinti, kad iš Lietuvos valstybės institucijų šis leidinys dėmesio sulaukti. Galbūt kai kas sakys, ar reikia apie tai rašyti. Juk ir Lenkai prieš karą Vokietijoje turėjo savo didelę tautinę bendruomenę. Jie gyveno Vroclavo vaidėjo, Pamaryje, apie Gdanską ir buvusiuose Rusijos žemėse. Ir tikriausiai apie Lenkų priešinimąsi priverstinam vokietinui irgi kažką yra išleidę. Tuo metu Vokietijoje veikė antileiškiška organizacija Hakata, kuri įvairiomis priemonėmis kovojo prieš lenkiškumą. Šis istorijos pateikimas visiškai priešina tautų, o gali privesti prie geresnio supratimo. O dabar kas buvo per tuos 20 metų? Tarpukario metu Vilniaus krašte buvo uždarytos 195 mokyklos, buvo likviduotos lietuvių skaityklos, draugijos, konfiskuojami lietuviški laikračiai, draudžiami lietuviški kultūriniai vakarai, draudžiama naudotis radijome, įsigyti nekilnojamą turtą. Atliekami gyventojų trėmimai, aišku, Lenkijos viduje arba iškeldinami į Lietuvą. Keliamos administracinės bylos, teismo procesai. Iki šiol yra paskelbta, kiek aukų sudėjo lietuviai Vilniuje, kovodami už lietuvybę. Bene aš tokių skaičių turiu. Yra skelbta, kad nuo 19 iki 30 metų, tai yra per 11 metų, žuvo 79 lietuviai, buvo sumušta ir sužalota 572, kalinta 1284, iš jų 50 kunigų ir 473 mokytojai. Reiškia, visa ataka buvo nukreipta prieš lietuvių šviesuomenę. Pateiksiu keletą pavyzdžių, už ką buvo baudžiama. Čia yra Kazimiero draugijos pirmininkas Vektorius Algirdas. Tai Algirdai, žinokit, už Švento Kazimiero draugijos kepurės tešiojimą Kaltonui Kazimierui buvo skirtas 1 dienos areštas. Už tautinių spalvų paminklo pastatymą Valatkai skirta 50 zlotų bauda. Pilinkų Juozui 3 dienos arešto už Švento Kazimiero draugijos ženkliuko nešiojimą ir taip toliau. Papasakosiu ir porą epizodų iš Punsko. Čia kadangi 32 metais
rugpjūčio 15 Punsko bažnyčioje pagal naują pamaldų tvarką po sumos buvo giedota lenkiškai. Po mišparų turėjo eiti į procesiją. Lietuviai procesijoje nenorėjo dalyvauti. Tada lenkai norėjo imti ir paimti lietuvių supirktas vėliavas ir altorėlius. Lietuviai pasipriešino, kilo triukšmas. Išėjus iš bažnyčios buvo areštuoti keli asmenys. Rugpjūčio 20 visus suimtuosius duvarė jį suvalgus. Čia antram tome šitas rašoma. Rugpjūčio 21 dieną Punske sakant lenkišką pamokslą, dalis toliau gyvenančių parapijiečių skubėjo namo. Policininkai užstojo duris ir neleido žmonėm išeiti. Suimtieji rugpjūčio 21 dieną buvo duvaryti į Trakiškę stotį. Jie varyti surakyti geležiniais retežiais po du ir lydimi policininkų. Ir taip toliau. Yra smulkiai aprašyta ir Vilniaus vaivadijos vaivados Bocensko kova prieš lietuvius Vilniaus krašte. Štai 36 metų sausio 11 jisai suderinęs su Vilniaus arkivyskupu pradėjo kovą prieš lietuvius kunigus dėl jų šalinimo iš pareigų ir perkelimo į Lenkijos vidurį. Tų pačių metų sausio 28 buvo Bocensko paruoštas ir pasirašytas slaptas dokumentas, kaip reikia kovoti su lietuvių tautiniu mažumu. Tai apėmė ir lietuviškų mokyklų uždraudimą, skaityklų, visų lietuviškų draugijų veikla. Buvo net uždrausta lietuvių mokslo draugijos veikla, o turtas išgrobstytas. Noriu kreiptis į čia dalyvaujančius asmenis ir pakviesti jūs įsigyti dar leidykloje esančias knygas. 5 tomų kaina iš pradžių buvo 100 eurų, dabar kai kalėdinė nuolaida atrodo bus 80 eurų. Va čia esu paruošęs karalutę su versmės leidyklos kontaktais ir galite, kas iš Lietuvos užsisakyti, atsiųsim paštu. O jeigu čia bus jau iš Punsko ir Seinių krašto, tai skaitau galit užsisakyti per poną Sigitą, jisai man perduos kontaktus ir knygos atvežtos bus. Čia man 60 kilometrų iki Punsko. Dabar noriu kreiptis į šaulius. Aš juos matau salėje. Suprantat, ačiū jums už darbą, kokį darote, bet nedarote vieno darbo, ar vargu žinote apie tą darbą, kurį darė moterys šaulės prieš karą. Reiškia, Lietuvoje tada miestuose buvo daug žmonių, kurie vaikų, kitaip sakant, kurie mokėjo kalbėti lietuviškai. Ir suprantat, kad jiem eiti į 1 klasę, juos reikėdavo išmokyti ir paruošti. Tai moterys, šaulės, profesorius Ivanausko žmona organizavo moteris šaulės, kad mokytų tuos vaikus. Tai dabar, kai Lietuvoje yra tokia tendencija, jog daugelis tautinių mažumų atstovų vaikų nori mokytis lietuvių kalbą, bet jiem yra sunku. Jie ani žodžio, sunkiai žodžiais turės, tai vasarom galit, reiškia, pilnai pradėti ruošti tuos vaikus. Čia, sakysim, dauguma iš Kauno yra. Kaune viena tik tai gimnazija yra rusų. Pabradėj į rusų gimnaziją 170 eina vaikų. Tai, sakysim, į 1 klasę gal apie 15. Tai ką reiškia, yra ir tuose rajonuose ir jaunieji šauliai yra. Tai va, jūs padėkit tiems, suprantat, kurie yra Lietuvos žmonės, Lietuvos piliečiai ir jie turi įsijungti į tokį gyvenimą. Dabar kalbant apie Lenkiją, tai tikrai mes galime
pasimokyti iš gerų pavyzdžių, ką daro Lenkija. Aš stebiuosi, kaip jie moka švęsti šventes valstybiniu lygiu. Švenčiama 31 metų sukilimo metinės valstybinių, 63 minima priklausomybės diena ir švenčiama mūšio prie Varšuvos metinės, kuri įvyko 20 metais. Ir tada bolševikų orda buvo sustabdyta einant į vakarus. Ir dėl to išliko tarpukariu Lenkija. O kaip Lietuvoje darom? Vasario 16, kovo 11, dar, suprantat, Liepos 6 švenčiam valstybiniu būdu lygiu. Bet tą, sakysim, Birželio 23 sukilimo, ar ten dalyvauna mūsų prezidentas ar ministras pirmininkas, ne. Ir dar yra viena data, dėl ko tikrai išlikom lietuviai, tai Giedraičių ir Širvintų mūšio metinės. Jeigu Lenkai sustabdė ten rusų ordą, tai mes sustabdėm Želigovskio gaują ir išlikom lietuviais. Jau jie buvo pasiruošę supti Kauną. Tai reikia kelti čia šauliai tą klausimą. Jau baigiu. Ir kaip moka gerbti Lenkai asmenybę savo. Aš noriu palyginti Pilsudskį ir Smetoną. Čia vardant Smetonos, tai čia laužom ietis, ar reikia jam paminklo. Prie komunistų sakėm, jog jisai fašistas, dabar autokratas ir panaikino tą demokratiją, įvykdė perversmą. Tai per Smetonos perversmą žuvo 4 komunistai, buvo sušaudyti, šitą žinom. O kas iš Lietuvos atstovų žinot, kiek žuvo Lenkų per Pilsudskio perversmą? Aš jums pasakysiu, 379 asmenys ir daugiau kaip 1000 buvo sužeista. Bet jam visoje Lenkijoje statomi yra paminklai, vadinamos aikštės ir gatvės jo vardu. Tai pagalvokim apie tai. Tai tikrai Pilsudskis Lenkijai yra herojus. Ir visai pabaigai dar noriu, čia gal aš daugiau apie tokius blogus dalykus pasakojau, dabar pabaigai noriu pateikti labai gražų pavyzdį iš tarpukario Lietuvos ir Lenkijos gyvenimo, kurie prašė rašytoja Barbara Toporska. Čia gal Lietuvoje tokia mažai kas žino, jinai buvo kito rašytojo Juzefo Mackevičiaus žmona. Juzefo Mackevičiaus knygų čia dabar yra išėję. Lietuvoje jisai irgi rašo apie Vilnių. Tai tas jos buvo straipsnis Lenkų politika Baltarusių atžvilgių, bet ten yra daug apie lietuvius. Buvo įspausdintas Londone, eina žinios Domosti 62 metais 34 numeryje. Ji 39-40 metais gyveno Vilniuje ir stebėjo lietuvių valdininkų darbą Vilniaus krašte iki sovietų okupacijos. Tai tuos 8 mėnesius nuo 39 spalio pabaigos iki 40 birželio 15. Tai jinai pateikė pavyzdžius, kad Smetonos valdžia per 8 mėnesius iki 40 Liepos 15 čia padarė daugiau, negu Lenkija padarė per 20 okupacijos metų. O dabar čia jau jos bus žodžiai. Širdis džiaugiasi, bet kartu degė gėda, kaip žiūrėjai, kaip lietuviai 39 metais ėmė kelti žemės ūkį Vilniaus krašte. Per 8 mėnesius spėta pakeisti sėklas,
svaras po svaro laukinių menkų varpų veislės į vokiškas. Lietuvos agronomas 2 kartus per savaitę važinėdavo iš ūkio į ūkį, tyrinėjo dirvą, vertino galvijus, patardavo, skaičiuodavo, rašydavo prašymus dėl kreditų trąšoms, statyboms, įrankiams ir inventoriui. Kaimo veterinaras ant motociklo tapo tokia pat įprasta figūra kaip kunigas ir mokytojas. Be to, Telsen buvo įrengti pieno produktų supirkimo punktai, patogiai išdėstyti, o kainos anei cento mažesnės negu rinkos kainos. Tai pagaliau sudarė valstiečiams lengvą, suprantat, pinigų srautą, nepriklausomai nuo atstumo nuo miesto, transporto nuostolių, laukinių kainų svyravimų. Visa tai buvo paprasti dalykai, nebrangus ir pelningi, tačiau Lenkijos administracija galėjo to padaryti per 20 metų. Ir pabaigoje ten yra apie Baltarusijos valstiečius, kadangi jie skurdžiausiai gyveno iš visų tautybių Vilniaus krašte, tai yra toks sakinys. Baltarusijos valstietis nepjaustė degtukų į 4 dalis, o laikė žaries po pelenais, kad nereiktų pirkti degtukų. Tai kaip jis galėjo išmokyti savo vaikus. Tai toks, reiškia, apibūdinimas yra Lenkijos, kuri tuos 8 mėnesius gyveno Lietuvoje.